Pristatome kupolinę lauko kamerą. Yra kamera juodos spalvos, tamsintų stiklu, su Wi-Fi, su LAN jungtimi. Parodysime, kaip jie atrodo. Taip. Kamerytė būtų štai tokia. Korpusas metalinis, tvirtina sentinėlį. Stiklas yra visiškai juodas, nepermatomas. Dedasi atminties kortelė įrašams saugoti. Pagrindinis privalumas, kad ją pritvirtinus prie namo, nereikia vedžioti laidų, tai reikia pajungti elektrą, Wi-Fi pagalba duoti internetą kamerai. Telefone turime programėlę, kurios pagalba labai nesunkiai nuskanuojame QR kodą esant ant kameros, bei išvykę iš namų, įsijungę programėlę, galime stebėti savo namų kiemą. Taip pat galima peržiūrėti programėlės pagalba įrašus, galima gauti alarm funkcijas į telefoną, bei nėra numatomas atstumas, iš kurio galima stebėti. Galima tiesiog būnant atostogaujant Turkijoje ar kitoje šalyje, paspaudžiam programėlę, apžiūrim savo kiemą, kamerytė sekioja bet kokį objektą įėjus į mūsų kiemą. Taip pat peržiūrėję įrašus galime pamatyti, kas pas mus buvo kieme. Pati kamerytė atrodytų štai šitaip. Kamerytė turi integruotą garsiakalbį, turi integruotą mikrofoną. Pamatę, kad pas mus užėjo į kiemą nekviestas svečias, galime jį sudrausminti savo telefono pagalba.